Yra žmonių, kurie pradeda verslą būdami 50 metų ir jie net nemano, kad kažką praleido savo gyvenime ar pradėjo per vėlai. Yra 18-mečių, kurie jau surado save ir savo mėgiamą veiklą. Yra 30-mečių, kurie užsiima tą savo veiklą, dėl kurios jiems atrodo ir verta gyventi. Nėra to vieno teisingo gyvenimo scenarijaus, pagal kurį mes visi jį ir pragyventumėm laimingai. Bet tai, kad mes manom, jog sėkmė tiesiog yra susijusi su laimė, tai yra tik iliuzija. Tu gali būti sėkmingas, bet tai dar nereiškia, kad tu esi laimingas. Tu gali būti nesėkmingas, bet laimingas, jeigu tu žinai, kaip būti laimingu net ir nesėkmės akivaizdoje. Ir tai yra nuostabu. Taip, tu galbūt negalėjai sukurti kažkokių didelių turtų, pasiekti karjeros didelių aukštumų. Tu negyveni kažkokiame prabangiame penthause, bet tu esi laimingas ir gyveni harmonijoje. Tai yra svarbiausia. Ir visi tie esminiai pokyčiai, kurie dabar vyksta pasaulyje, mūsų gyvenime, aiškiai mums parodė, kad sėkmė tai yra fikcija, susikurtas mūsų visų išgalvotas dalykas, be jokio sąryšio su realybė. Ir tų vadinamųjų sėkmingų žmonių laimė tai yra tik iliuzija. Nes mes matome ir vertiname tik per tam tikrus iš šono mums matomus formalius kažkokius sėkmės ženklus. Tuos atributus, kuriuos mes patys ir priskyrėm kaip sėkmės garantą, įvaizdį. Tačiau tai nėra visiškai tas pats, kas vidinis sėkmės jausmas žmoguje. Tikra sėkmė tai, kai tu pasieki tai, ko tu nori ir tu jautiesi laimingas, tu nesijauti nusivylęs savo pasiekimais, tu moki mėgautis tuo, ką tu turi, tai, ką tu pasiekiai. Ir iš tiesų sėkmė tai nėra tas pats maloniausias dalykas. Ji visada asocijuojasi su labai didelė atsakomybė, kai kur su nuolatiniu viešumu, įsipareigojimais. Ir iš esmės sėkmė pati savaime yra daugeliui našta. Įsivaizduokit dabar turtingą žmogų, kuris sėdi savo jachtoje ir dėjoja, oi koks jis nelaimingas vargšas, nes jo jachta yra mažesnė nei kaimyno. Ir įsivaizduokit mokytoją, kuri kiekvieną rytą eina į darbą pilna vidinio džiaugsmo, nes užsiima pačią savo mylimiausią veiklą. Kas yra tai sėkmė? Mano manimu, kad yra nuostabu, kai žmogus yra harmonijoje, užsiima tą mylimą veiklą, moka džiaugtis mažais dalykais. Svarbiausia, darykite tai, ką norite, tai, kas jums patinka, tai, ką jūs mylite. O pinigų visada atsiranda toms gyvenimo normoms, kurias patys sau ir susikūrėme.